patarlės malda Anthony de Mello. Skyrius pažinimas. Šuo vaikštantis vandens paviršiumi. Vyriškis išsivedė naują medžioklinį šunį į pirmąją medžioklę. Netrukus jis nušovė antį, kuri nukrito į ežerą. Šuo nubėgo vandens paviršiumi, pastvėrė ir atnešė ją šeimininkui. Šis buvo priblokštas. Kai nušovė antrąją, net apsulbo iš netikėtumo. Šuo dar sykį pasileido vandens paviršiumi atnešti anties. Negalėdamas patikėti savo akimis, rytojaus dieną vyras į medžioklę pasikvietė kaimyną. Ir vėl, kai jis ar kaimynas nušaudavo paukštį, šuo nubėgdavo vandens paviršiumi jo atnešti. Vyras nepratarė nė žodžio. Jo kaimynas taip pat. Galų gale, ilgiau nebetverdamas savam kailį, pirmasis užklausė: ar mano šuo tau nepasirodė keistas? Kaimynas mąsliai glostinėjo savo smakrą. Taip, pagaliau tarė jis, žinai, jis keistokas. Medžioklinis šuo, o nemoka plaukti. Elgiamės taip, tarsi gyvenimas nebūtų pilnas stebuklų. O jis iš tikrųjų stebuklingas. Ir kiekvienas, nustojęs apie tai svarstyti, akimirksniu gali pats tuo įsitikinti.